Mašinų esu partrenkęs Vaidą Baumilą važiuojant į motociklu. Ir nebuvo jokio straipsnio? Ne. Niekas nematė? Ne. O nenorėt pasigirti? Ne visai nieks nematė. Ne, buvo keletas žmonių, bet mes tiesiog likom tartis, jie nesikreipė. Ar jis apibraižytas buvo? Apdraskytas. Kokie pirmi žodžiai buvo, kai jis atsikėlė? Man patinka būti. Tada ir išsiaiškino. Mašinos stogo. Tai kokios buvo pasiekmes? Papasakok apie situaciją, viškai, kurioje čia vietoje. Aš važiavau į šokių repeticiją, tada buvo karantinas ir buvo šokių tas projektas, iš kurio taip labai greitai iškritau. Ir Ne taip greitai, kaip iškritai iš motociklo. Ne taip greitai. Bet iš motociklo pakankamai greitai. Nėra, kad jisai mane kliūdė ten. Jisai tiesiog, aš buvau jo blind zone ir jisai lygiai rodė posūkį, nerodė, bet jisai tiesiai į mane taranavosi. Ir aš tiesiog guldžiau emociją ir viskas. Kurioje Vilniaus vietoje tai vyko? Ant 3. Ne, nesuteikim jiem tokio... Aš turiu pasakot, ar tu... Čia mano. Čia mano melas. Tiesa, o Vaido melas. Įdomus dalykas. Jo, viena tiesa, kito melas čia, žinai. Taip. Tai kurie Vieno Vilniaus lobis, vietoje? kito turtas. Man Vieno Krišnaitai, kito Man atrodo, beje, noriu sakyti, man atrodo, kad netoli Krišnaitų namų, nes Kauno gatvėje. Spėjau, kad netoli. Kurioje vietoje repeticija šokių Vaidai buvo? Repkė buvo... Bet nepavesk mano tiesos su savo melais. Gerai. Raitininkų gatvė, Žirmūnuose. Tai Raitininkų gatvė. Taip. Jo. Kur Jis neprivalo atsakinėti, tu neprivalai Vaidai atsakinėti. Lauk advokatas. Manęs, aš noriu pasitarti su savo advokatu. Neprivalau aš atsakyti? Neprivalau. O tai jūs neprivalau atsakyti. nesusipykot po tokio incidento, neapsižodžiavot, neapsimėtėt daiktais? Bet aš, kaip... iki šiol gal nėra sutarimų iki galo, ar aš rodžiau posūkį ar nerodžiau, ir ar jam dėrėjo guldyti apskritai motociklą, ar jam dėrėjo pasirinkti saugų greitį, bet apart to, nesame susipykę. Pala, tu į mane važiavai. Kiek